Dariau, pirmas kėlinys visai neblogas, kas nutiko po to pirmo kėlinio? Ja, tai pirmas kėlinys gal Lietuvos Rytas kažkiek buvo atsipalaidavęs, o paskui turbūt gavo nuo trenerio nurodymus, kad griežčiau gintis ir gavosi. Praleido 20 tritaškių. Turbūt LKL rekordas. Sakykit, kodėl nepavyko taip apsiginti? Nežinau, gal blogą sistemą mes pritaikėm, nes žinojom, kad jie yra snaiperių komanda. Reikėjo gal kitaip gintis. Ir taip praleidom virš 100 taškų, tai patys neužpuolė. Ar tai, kad nebuvo kelių pagrindinių Ryto žaidėjų, neišmušė iš kėdės? Ne, tai neišmušė, nes mes vis tiek žinojom, kad kiekvienas žaidėjas gali nuveikti didelį darbą ten. Pats suvedė neblogas rungtynės, tiesiog tryškai entuzijazmų, po to, kai negalėjai žaisti reguliariam sezone, įsiliejai šiandien jau? Ne, nu gal kažkiek įsilėjo, bet tai, kad pralošė labai didelių skirtumų, tai irgi nelabai čia. Kaip manai, ar šitas pralaimėjimas atsilieps antrosios rungtynės? Ja, nu, nežinau, aš galvoju, kad vis tiek vyrai nusiteiks, kad parodysim kovą. Aš galvoju, čia 40 taškų pralošėm, bet tai Utenoje mes priešų rimtai, taip nežaisim, kaip čia žaidėm.